Labas vakaras jums, laba diena man. Siunčiu jums linkėjimus iš Kalifornijos, tai dabar tik tai parašykit man, kaip aš girdžiuosi. Labas vakaras, kaip faina, kad jūs čia. Taip keista, mes taip per visą pasaulį susitinkam su laiko skirtumais, su orų skirtumais. Bet tas visiškai netrukdo. Ačiū labai. Ačiū. Gerai. Tai dėkui, draugai, kad prisijungėt. Ačiū, kad paskyrėt vasaros vakarą pabūti kartu. Ir ačiū jums labai už nuostabius, gilius ir prasmingus klausimus. Ir daug kas iš jų kartojasi. Ir aš turiu jausmą apie ką tai. Bet taip gera, kada man nereikia spėlioti ir aš galiu tiesiog pasiklausti Ošo Zentaro kortų archetipų, kad jie atvertų tai, kas vyksta čia ir dabar. Tai dar kartą, prieš pradedant šitą meditaciją, aiškumo meditaciją, primenu, kad tai nėra būrimas. Aš nepasakysiu, kada atjos svajonių princas, aš nepasakysiu, kokie yra laimingi loterijos bilietai, bet mes galim pakalbėti apie tai, kas vyksta čia ir dabar. Tai kol aš atveriu šitą erdvę, prisijunkite ir jūs atverkit savo širdį. Pabūkit su savo klausimais, su savo jausmais, su užduotimis, kurias sprendžiate, su norais, kurie jūsų širdyje sukasi. Sveiki, draugai, kaip gera, kad jūs čia. Ačiū, kad komentuojat. Tai visą laiką gera sugrįžti į jūsų ratą, jau esu jo labai labai pasiilgusi. Tai tikrai rašykit ir komentuokit. Aš pasakosiu, trauksiu kortas ir pasakosiu, o jūs komentuokit, dalinkitės tuo, kas vyksta jūsų širdyje. Tai šitos kortos, jos nėra būrimas, jos yra tiesiog šios akimirkos aiškumas. Nes mes labai dažnai, kaip lietuviai sako, pasiklystam tarp trijų pušelių. Ir nebesupranti, ar tą daryti, kaip teisingai. Vieni sako taip, kiti sako kitaip. Ta knygą paskaitėjai, atrodo vienaip, pasižiūrėjai YouTube, atrodo kitaip, įsijungiai žinias, visai kitaip atrodo. Su draugu pasikalbėjai dar kitaip. Ir kartais mes suprantam, ir vienas iš klausimų šiandieną buvo, kaip nepamesti savęs. Kaip sugrįžti į tą, kas esu aš ir kaip tai girdėti. Man tie būdai yra meditacija ir Ošo Zentaro kortos. Tai jie eina kartu. Be meditacijos aš negalėčiau taip giliai pažvelgti į tuos archetipus. Bet kartais meditacija neduoda tokio konkretumo, kokį duoda Ošo Zentaro. Tai va. Tai dalinkite savo klausimais, dalinkitės jais komentaruose. O šiai meditacijai mes turim daug pasidalinimų su žodžiu nerimas. Nerimas. Neapsisprendimas, abejonė, dvejonė, baimė, keistas stresas. Kažkas sakė, negaliu savęs paleisti, negaliu leisti savo atsipalaiduoti net meditacijoje. Net keli žmonės rašė, negaliu atsipalaiduoti net meditacijos metu, sukasi mintys. Ta abejonė, neapsisprendimas, ar likti vienoje šalyje, ar kraustytis į kitą, ar kraustytis į kitus namus, ar... Taip, dar buvo labai daug pasidalinimų apie tai, kad nebenoriu su žmonėmis bendrauti. Pavargstu nuo žmonių, norisi pabūti su savimi. Apie tai buvo
daug klausimų taipogi. Tai ačiū labai visiems, kas dalinotės. Jūsų klausimai jau nugulę į mano trynimo meditacijos sąsvinį, su jais visais aš medituoju. Ir nuoširdžiai dėkoju Jums, kad leidžiate man pajausti, kas vyksta erdvėje per Jūs, per Jūsų širdį. Ir tada kartu, turėdami įrankius, mes galime tai išspręsti. Mano įrankis yra trynimo meditacija iš Gausos savaitgalio, o kitas įrankis, kuriuo dalinuosi šiandien, ir yra aiškumas. Aiškumas yra galingas įrankis mums, sprendžiant situacijas. Jūs visi puikiai žinot, kad kai žinai, ko nori, kai yra aiški mintis, tai yra lygų įsikūnymas, lygų manifestacija. Bet jeigu tik yra abejonė, mėtymasis, neaiškumas, tai tos manifestacijos arba ne tokios, kokių mes norim, arba jų iš viso nėra. Taip, YouTube nevyks transliacija. Ačiū, Toma, kad parašai, nevyks YouTube transliacija, nes mano internetas keliaujant nėra toks geras, kad galėčiau daryti 2 transliacijas vienu metu. Tai šį vakarą transliuoju tik į Facebooką. Bet tikiuosi, kad surasit. Taip. Na va. Tai nerimas, širdis trokšta pokyčių. Atrodo, kad niekas nesupranta. Nepasitikiu kitais. Sumaištis, nusivylimas, liūdesys. Net ir kortos neapsisprendžia. Kas pas jūs vyksta, draugai? Gerai, nerandu kortos. Pabūkim kartu. Gerai jūs jaust. Pajauskit, kas pas jūs vyksta, kad ir man būtų aiškiau, kurią kortą traukti. Kaip įdomu. Vis ne ta. Nu gerai, padarom kitaip. Chaosas, sumaištis, taip. Na gerai, kur yra geriausias atsakymas? Geriausias atsakymas mums visiems. Ką mums šiandien reikia išgirsti? Va. Žvelgti už iliuzijos. Ir aš to ištrauksiu dar vieną kortą, kad man padėtų papasakoti apie tai. Nes va, tą ir norėjau, tą ir jaučiau, kad noriu su jumis aptarti šį vakarą, nuo ko pradėti. Tai va, pirmoji korta už iliuzijos, o antroji korta totalumas. Tai va, jos abi labai gražiai pasakoja vieną istoriją. Taip, dar prašau dar vienos kortos, nes nerandu, nuo ko pradėti tą istoriją pasakoti. Kasdieniškumas. Ok, jos visos apie tą patį. Draugai, mes gyvenam tokioje visuomenėje, kurioje tikrai yra labai daug sumaišties. Ir jeigu tu dabar esi čia ir klausai manęs, tu žinai, kad tai nėra vienintelė tiesa. Jeigu tu esi čia, tu supranti, kad tai, kas vyksta aplinkui mus, mes galime tai padaryti geriau. Ir kad tai pakeistume, kas vyksta išorėje,
yra vienintelis kelias. Mes nesukovosim su sistema išorėje. Mes nesukovosim su politikais, mes nesukovosim su galingomis valstybėmis, kurios atsineša milijardinius resursus. Tai yra, tai ir varo mus į tą nerimą, neviltį ir sumaištį, nes mums atrodo, kad mes turime kovoti ir keisti kažką išorėje. Taip, šita mintis, jos vienintelis rezultatas yra nerimas, sumaištis, pasimetimas, viso to, kas vyksta aplinkui, niekas neaišku, čia aš nekalbu apie politiką, apskritai neaišku, kurioje šalyje gyventi, neaišku, į kurią pusę judėti, nes netgi tas pats visas dvasinis mūsų gyvenimas, ar ne, jeigu mes į jį žiūrime išorėje, tas mokytojas pasakė taip, tas mokytojas pasakė kitaip. Buvo netgi vienas klausimas, nebepasitikiu savo mokytoju, ką daryti. Ir jeigu mes bandysim tai spręsti, reikia kito mokytojo, tai nėra tas sprendimas. Nes tu surasi kitą mokytoją ir vis tiek ateis nerimas ir nepasitikėjimas, todėl kad tai yra viduje. Todėl, kad visa tai, kas vyksta išorėje, ir jeigu tu esi čia, tu tai žinai, tai, kas vyksta išorėje, veda tave į vidų. Tai yra vienintelis teisingas atsakymas. Tai, kas yra išorėje, kas tai bebūtų, darbai, namai, šeima, santykiai, politinė situacija, kas ten bekeltų tau nerimą, visa tai veda tave į vidų. Tai supras ne kiekvienas, tai išgirs ne kiekvienas, kad mes esam savo gyvenimo bendra autoriai, išorės mes nekontroliuojam. Ir tai yra didžiausia iliuzija. Šita korta, beyond illusion, žvelk toliau už iliuzijos. Iliuzija, kad tu kažką kontroliuoji išorėje, jinai ir varo tave į neviltį. Ir aš suprantu, kad mes gyvenime norim kažką keisti, mes norim gyvenime gyventi gerai. Mes norim kurti savo gyvenimą tokį patogų, komfortišką, malonų, skanų, džiaugsmingą. Mes norim gyvenimo tokio, šita korta labai gražiai rodo, kokio mes norim gyvenimo. Totalumas. Apie ką šita korta? Totalumas yra apie tai, kada aš, vėl, kontrolės iliuzija, ne? Šitos kortos labai gražiai eina viena šalia kitos. Kontrolės iliuzija mums sako, jeigu mes žiūrim į šitą kortą, ne? Čia nėra kontrolės. Čia yra absoliutus pasitikėjimas savimi. Bet nėra jokios kontrolės. Ta mergaitė, mergina per vidurį, ne? Ji nieko nekontroliuoja. Ją iš vienos pusės kažkas laiko, iš kitos pusės kažkas turi pagauti. Ir jeigu šita mergaitė pultų į nerimą, jos laukia vienintelis rezultatas – žemyn. Žemyn. Dar aš jums parodysiu šitą kortą, kol pasakoju. Nes čia labai gražiai jinai visą tai atspindi, ką aš noriu pasakyti. Mes išorėje nieko nekontroliuojam. Bet šitos mergaitės per vidurį jėga yra jos pasitikėjime. Pasitikėjime savimi ir pasauliu aplinkui ją. Pasitikėjimu kažkokiu vedimu. Ir taip pat savo įdėtų darbų. Ir čia yra labai labai svarbi dalis. Mes galvojam, kad dalykai ateis nemokamai. Tikrai yra vėlgi toj išorinės kontrolės kultūroje yra labai daug tos žinios, kad tu turi dirbti sunkiai, kad tu turi lipti per save, kad tu turi
perlipti per savo apribojimus, per savo kančią, kad tu turi aukotis. Ir tik tada gausi gerą rezultatą. Ir mes, atėję iki tos vietos, kur mes suprantam, kad kažkas turi keistis, kad kažkas nėra taip, kad ne vien tik juodų darbų mes viską pasiekiam. Kai ateina tas supratimas, ateina ir toks keistas įsivaizdavimas, kad dabar man nebereikia nieko daryti, dabar visata manim pasirūpins, dabar viskas Dievo rankose. Ir lygiai taip pat šita mergaitė, jeigu jinai galvos, kad tai Dievas mane pagaus, man nereikia laukti tų ištiestų rankų, tai čia visata dabar visko pasirūpins. Na, aš čia va tik tai savo, mojuoju, skraidau ar ne, ir viskas, šansas praleistas. Tai mes turime atrasti balansą tarp išorinės kontrolės ir džiaugsmo būti savo gyvenimo kūrėju. Aš galiu tvarkytis namus per prievartą, nes reikia, nes ką žmonės pagalvos. Arba aš galiu nusispjauti ir sakyti, man nesvarbu, ką pagalvos ir gyventi netvarkoje. Nes, žodžiu, aš nebespaudžiu savęs. Aš nebeverčiu savęs. Bet nei vienas, nei kitas variantas, nei vienas, nei kitas rezultatas manęs netenkina. Visada yra trečias rezultatas. Visada yra trečias būdas ir apie tai, mano biški internetas stringa, toj palauksim. Taip. Na, gerai, tai sekundėlę. Va, gerai, sugrįžo mano internetas. Tai va, ką pasakojau, mums atrodo, kad yra du variantai. Vienas yra, kad aš viską kontroliuoju, o kitas yra, kad aš visiškai nieko nedarau tada. Aš nieko nekontroliuoju, aš viską paleidžiu. Ir nei vienas, nei kitas nėra teisingi. Ir va čia mes labai dažnai ir pasimetam. Situacijoje, kurioje aš tikrai nedaug ką kontroliuoju, visada ateina toks apatijos jausmas. Tas vat pasimetimas ir nerimas. Ateina, kad tai tada aš nieko nedarau. Ir tai yra labai skausminga mūsų sielai. Tai yra labai skausminga mūsų esačiai. Dėl to, kad mes esam savo gyvenimo bendraautoriai. Ir va šita totalumo korta, jinai labai gražiai parodo, tu esi savo gyvenimo bendraautorius. Iš vienos pusės tu nekontroliuoji nei kaip tave švystels, nei kaip tave pagaus. Tu šito nekontroliuoji. Ir mums tas yra labai sudėtinga, nes mes esame įpratę per kontrolę ir per sunkų darbą pasiekti rezultatus. Bet tada ateina suvokimas, kad tas būdas neveikia. Ir mes tada visiškai paleidžiam vadeles ir toks tiesiog šapelis vėjuje, jau kur mane gyvenimas nuves, ten ir bus gerai. Bet tai irgi mūsų netenkina. Netenkina, nes mes turim savo norus. Vat jūs visi dalinatės. Parašykit, kokių norų šiandieną turit. Parašykit, ko norit. Taip, mes esam savo gyvenimo kūrėjai. Viskas taip gerai, Evelina, labai džiaugiuosi. Taip, vat būtent šitoj išoriniai situacijoje, jeigu mes atrandam priminimą atsisukti į vidų, atsisukti už iliuzijos. Tai parodysiu tą kortą. Jeigu mes atrandam šitą vietą, atsisukti už iliuzijos ir prisimenam, kad esam savo gyvenimo bendraautoriai,
Tai viskas, kas ateina į mano gyvenimą, yra kvietimas daryti geriau. Jeigu aš matau kažką, kas elgėsi neteisingai, vienas iš pasidalinimų buvo, kaip atleisti savo kolegiai, kuri pasielgė neteisingai. Tai yra mano kvietimas atsisukti į vidų ir atrasti, o kas man teisinga ir pasielgti taip. Mes per praeitą aiškumo meditaciją kalbėjom atleidimas. Taip mane įskaudino. Taip pasielgė, kitas žmogus pasielgė ne taip, kaip aš norėčiau. Taip, gyvenime būna labai sudėtingų situacijų. Taip. Ką aš galiu padaryti geriau? Ir pirmas teisingas atsakymas yra atleidimas. O kas toliau jau priklauso nuo jūsų gyvenimo. Kartais tai yra tiesiog grįžti į ten, kur mane neša. O kartais tai yra laukti, kol mane pagaus. Taip, čia šitas gyvenimo bendraautorius. Gyvenimo bendraautorius mane neša, mane iš šitos pusės, mane neša, mane veda. O iš šitos pusės mane tikrai pagaus, bet aš turiu būti sąmoningas toje vietoje. Aš turiu žinoti, ko aš noriu ir aš turiu žinoti, ką aš gaudau. Ir tą akimirką, kai tik tai pasitaiko ta galimybė, aš ją pagausiu, bet aš turiu žinoti, ko aš noriu. Aš turiu būti aktyvus savo gyvenimo kūrėjas. Aš turiu aktyviai tame dalyvauti. Aš turiu užsimti savo praktikomis, net jeigu tuo metu man yra sudėtinga jas daryti. Aš žinau, kad jeigu aš paleisiu savo praktikas, aš žinau, kad aš praleisiu ir tas galimybės, kurios ateina į mano gyvenimą. Kokios bebūtų jūsų praktikos, tai gali būti sportas, tai gali būti meditacija, tai gali būti joga, tai gali būti reiki, tai gali būti bet kas, kas jums tinka ir jūs palaiko toje geroje vibracijoje. Būtent kas jums yra tiesa, kas jums yra teisinga, kur jūs tiesiog jaučiatės savimi. Išorė niekada nesukurs jums tokių tobulų aplinkybių, kuriuose jūs tobulai jausitės savimi. Kodėl? Todėl, kad jeigu jūs dėl išorės jaučiatės vienaip ar kitaip, tai jūs ne savimi jaučiatės, o taip, kaip išorė jaučiasi. Tai būna atsirandi laimingų žmonių kompanijoje ir jautiesi laimingai. Bet jeigu ne tu esi laimingas, tai tada tu, atsiranda vienas žmogus toje kompanijoje, kuris nėra laimingas ir viskas tavo nuotaika sugadinta. Todėl, kad ne nuo tavęs priklauso tavo nuotaika. Ne nuo tavęs priklauso tavo jausmas. Kad jis priklausytų nuo manęs, aš turiu kažką dėl to daryti. Aš turiu atrasti kažką, kas man duoda tikėjimo savimi. Savimi. To tikėjimo, į kurį aš galiu atsiremti tada, kai gyvenime neaišku, kai gyvenime nerimas. Aš einu trinti. Aš einu daryti trinimo meditacijos, todėl kad aš žinau, kad joje aš atrandu tą būseną, kurioje aš noriu būti, kurią aš noriu išlaikyti. Ir patikėkit, lygiai, ką jūs bedarytumėt, ką jūs gyvenime bedarytumėt, jeigu jūs norite tą daryti gerai, jūs turite tą daryti nuolatos. Parašykit man ką nors, ką jūs darot gerai, to nedarydami. Sugalvojau kartą į mėnesį ir visą laiką gaunasi gerai. Parašykit, ar yra tokių dalykų. Gal yra, gal aš tiesiog nesugalvoju dabar. Bet, tą, ką aš tikrai noriu, tą, kur aš noriu būti meistras, tą, kur aš noriu būti gyvenimo kūrėjas, aš tą praktikuoju. Ar groti muziką, ar gerai dirbti darbą, aš turiu mokytis, aš turiu įdėti savo džiaugsmą į tą.
noriu vienos dienos kūrybai. Kaip gražu. Taip. Na, paskaitysiu jūsų. Rodos norėti baisu. Taip, labai, labai geras pastebėjimas, Toma. Baisu norėti dėl to, kad noras vis tiek kabinasi už išorės. Ar ne? Nu, vat, noriu naujo buto, jeigu tai yra, noriu naujo buto, ar ne, tai iš karto, o kokioj šaly, o kokio buto, o tai gal tada reikia didesnio, o kaži kiek aš vaikų turėsiu, kiek čia mums tų žmonių turės gyventi, o kiek aš pinigų turėsiu, kiek aš uždirbsiu. Ir jeigu tas noras kabinasi už išorės, tada tikrai geriau nenorėti. Tada tikrai geriau tiesiog va čia, ar ne, nu, va, tada aš nieko negaudau. Kaip šitoj labai gražiai šitoj kortoj vaizduoja, ne? Taip, aš kažką turiu savo po kojomis, kažkas mane po kojomis laiko, kur, va čia, ne? Kažkas už kojų mane laiko, va čia, ne? Bet tada aš už nieko neužsikabinu, tiesiog tabaluoju, nes ovdruk užsikabinsiu ir ne tas. Dėl to baisu norėti, dėl to, kad biški noras yra prikabintas prie išorės. Ką tokioje situacijoje daryti? Labai geras, labai geras, va, Toma, tavo pastebėjimas. Pradžioj tiesiog nusiraminti ir pabūti ten, kur esu. Nes labai geras priminimas. Mes esame čia. Kiekvienas iš jūsų esate ten, kur kažkada norėjote būti. Va čia ir dabar, kad būtume čia, jūs kažkada to norėjot. Būti tokioj vietoj, būti tokiam darbe, būti tokiuose santykiuose. Jaustis taip, kaip jaučiuosi dabar, turėti tai, ką turiu dabar. Aš kažkada to norėjau. Ir taip galbūt mano noras nebuvo iki galo tobulai suformuluotas ir dabar yra niuansų. Ir nuostabu. Tai nereiškia, kad jūs blogai norėjot. Tai reiškia, kad gyvenimas jums davė aplinkybių, kuriuose jūs dabar žinote, kad galite norėti geriau. Užsisakiau 1 kambario butą, dabar žinau, kad noriu 2. Okei. 1 turiu, judami 2. Užsisakiau 1 darbą, jame nebuvo tam tikrų aplinkybių. Okei, aš dabar žinau, kad noriu tų aplinkybių. Ir aš prašau gyvenimo, mesk mane į ten, kad aš pagaučiau tokias aplinkybės darbe, kokiu aš noriu. Įsimylėti save iš naujo tokį, kokį esu. Labai gražiai ačiū, Vigidija. Apie tai va, šitą kortą. Apie tą prisiminimą, kad ten viduje, kur aš esu, yra besąlygiška meilė. Ten viduje, kai žmogus sako, aš noriu jausti savimi, jis sako, aš noriu jausti meilę. Aš noriu jausti džiaugsmą, aš noriu jausti gausą, aš noriu jausti klestėjimą. Aš noriu, va tas įsimylėjimo jausmas, labai gražiai Vigidija tą įvardinai. Bet aš šito jausmo noriu, nes tai yra aš. Tas tikras aš. Jis visada toks. Gražus, kupinas džiaugsmo ir meilės. Ir atsakymas į daugelį jūsų klausimų ir yra tai: atraskit džiaugsmo ir meilės vietą savyje, kokios bebūtų išorinės aplinkybės. Ir jūs pamatysit, kad tos aplinkybės netokios baisios. Ir jūs pamatysit, kiek daug jūs galite juose pakeisti. Ir jūs pamatysit, į kurią pusę jūs norit judėti. O tas pajausti save ir tas aš, jis visada toks. Bet aš puikiai suprantu, kad kai išorinės aplinkybės įtraukia ir įsuka į tą sūkurį, aš jau nebežinau, koks aš. Nes vieną dieną aš toks, kitą dieną aš kitoks. Atsitiko kažkas ir aš reaguoju. Kažkas sakė, kaip išlaikyti save, kai kitam žmogui bloga ir sunku. Labai paprastas atsakymas. Laikyk savo meilės jausmą. Ar tu manai, kad kitam žmogui, kai jam sunku, jam reikia, kad kitas šalia jo bėdavotųsi? Patikėk, iš pradžių bus keista. Kai tu pradėsi laikyti tą savo meilės šviesos jausmą
Iš pradžių bus keista ir tau, ir kitam, nes įprotis, va tas išorinis įprotis yra, kad mes susitinkam ir bėdavojame, susitinkam ir plėtkinam, susitinkam ir skundžiamės. Bet tai yra įprotis. Bet patikėk, atnešk savo šviesos į tą situaciją, tiesiog neteisdamas kito žmogaus, nebandydamas jo pakeisti, nebandydamas padaryti jo laimingesniu, nebandydamas jo perdaryti. Kitas žmogus nėra sulūžęs, jis taip pat yra tobulai tokioj vietoj, kokioj jis turi būti. Ir visada gali judėti į priekį. Tai patikėk, jeigu tu į tą situaciją ateini su tuo tikruoju aš. Ir pas visus niuansai skirtingi. Vienas yra aktyvesnis, kitas ramesnis. Vienas labiau nori duoti, kitas labiau nori būti. Vienas nori labiau išreikšti, kitas nori labiau tylėti. Viskas okei su tuo, bet jeigu tu ateini su tą savo natūralia, gera vibracija į bet kokią situaciją, pas bet kokį žmogų, tu atneši ten šviesos. Ir ta situacija, va tada ji gali pasikeisti. Taip, tikėjimo savimi ir kūrėjų pasitikėjimo. Atleiskit, draugai, kad šiandien stringa tiesiog mano svečiuose internetas lėtesnis. Tai žiūrėkit, tada aš ir pabaigsiu šią transliaciją su palinkėjimu jums. Palauksiu internetą. Truputį lėtas internetas. Ačiū labai, kad esate čia, draugai. Ir jeigu jūs esate čia, tai jums patvirtinimas. Galima remtis į savo vidų. Kai išorėje viskas keičiasi kosminiu greičiu, tai yra tiesiog kosminis galimybių metas atsisukti į save ir atrasti ten tai, ko visada ieškojai, ko išorė niekada negalėjo tau pasiūlyti, bet tu visada žinojai, kad tai yra. Ir kuo stipriau išorė sukasi aplinkui, tuo stipresnis yra kvietimas tau atsisukti į vidų. Žvelgti už iliuzijos. Ir prisiminti, kad visada esi vedamas. Tik turi žinoti, ką nori pagauti. Turi žinoti, turi praktikuoti tą gerą vibraciją, kad atpažintum ją, kai gyvenimas tau ją atveda. Nes jeigu bandysi remtis išoriniais kriterijais, jie keičiasi. Išorė visada keičiasi ir dėl to sudėtinga kažko norėti. Tegu šita greitai besikeičianti situacija tampa tau galingu kvietimu atsisukti į vidų, prisiminti savo gerą vibraciją, dirbti tam, kad ją išlaikytum. Dirbti, kad galėtum ją pasitikėti. Ir tada tu žinosi, ką nori pagauti. Tada tu žinosi, koks sekantis žingsnis. Ir nekantriai jo lauksi. Atleiskit, draugai, už internetą šiandieną. Taip, ačiū, Toma. Ačiū, tikrai atsisukim į savo vidų. Viduje, ten tavo esmių esmėje visada viskas taip. Ten visada viskas taip, tik tai mes turim išmokti to laikytis. Kada išorė mėto į kairę ir į dešinę, mes turim išmokti laikytis tos vietos, kurioje tikrai viskas taip. Ir pasitikėti ją besąlygiškai,
Ir jūs visi žinot, kad kada tuo pasitikit, tada viskas yra gerai. O jeigu nors kažkiek mėtomės išorėje, tada tos manifestacijos mūsų būna tokios įvairios. Tai atleiskit, draugai, jeigu neatsakiau į kažkurios klausimus šiandien. Dėl interneto nedarysiu ilgos meditacijos. Bet su visais jūsų klausimais aš eisiu medituoti savo trinimo meditacijoje. O jeigu ir jūs norite išmokti trinimo meditaciją, galingą įsitikinimų valymo meditaciją, tai liko 2 vietos į gausos savaitgalį. 2 paskutinės vietos 2-vietėje kambaryje. Galbūt jos laukia jūsų. Ir labai ačiū visiems tiems, kurie jau prisijungėte į gausos savaitgalį. Žinau, kad laukia galinga programa. Ir labai laukiu mūsų susitikimo. Einam laikyti savo gerų vibracijų. Einam laikyti savo gero jausmo, savo geros būsenos. Ačiū visiems. Apkabinu ir iki malonaus.